Ilgus metus, paskutinius metus, taip sakykime, tapęs pačiu žymiausiu Lietuvos aviamodelizmo istoriku. Taip sakykime, jisai gal net pralenkė mūsų muziejų šioj srity, taigi ponas Lukšy, jūsų nuopelnai tikrai verti šio medalio. Sveikinu. Aš porą žodžių tik tai, kaip ir daugelio Lietuvos aviatorių, pradžia buvo modeliavimas, 1955 metai Panevėžyje, įsikūrė pionierių namai, atsidarė modeliuotojų būrelis, kurį sėkmingai lankiau. 61 metais įstojau Rygos civilinės aviacijos inžinierių institutą, visą gyvenimą dirbau aviacijoje. Esu bendraautorius knygos Palūžės sparnai apie lakūnų. Mūsų nepriklausomas Lietuvos lakūnų žuvimą iki 40 metų kartu su Mankevičium, aviacijos istoriku ir Rimvydu Mintautu. Po to parašiau 3 knygutes aviamodeliavimo jubiliejum 65 metų, 70 metų ir pernai buvo 75 metų aviamodeliavimo sporto jubiliejus Lietuvoje. Aviamodeliavimo sportas Lietuvos knygos išleistos. Ir tikiuosi, kad tos knygos kažkiek tai padėjo suprasti tą sportą, nuo kurio daugelis Lietuvos aviatorių pradėjo savo kelią. Ir žymus aviatoriai, pirmasis, kiek aš prisimenu, tai buvo Anatolijus Pečys, aviamodeliuotas Lietuvoje. Noriu padėkoti aviacijos muziejui už jų didžiulį indėlį, kurį jie įdeda į Lietuvos aviacijos puoselėjimą. Ačiū labai.